Kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo. Kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Tau tikrai viskas gerai? Aha, normaliai. Tikrai nieko nereikia, nes jeigu ką aš galiu paskambinti Dianai. Aš garantuoju, kad jinai dar nebus išėjus iš parduotuvės. Ne, nereikia, viskas gerai. Aš gal norėčiau išeit pasivaikščiot, kažkaip tos sienos mane slegia. Žinai, gal aš irgi norėčiau, nes tiesą sakant atpratau būti. Tai kur tu gyvenai, bunkerį? Artimo pokalbį. Einam į lauką, pasikalbėsim. Tai negi nieko nenoriu paklausti. Na, žinai, tų klausimų tiek daug, kad nesinori vieno kažkurio išskirti, kad kiti neatrodytų mažiau svarbus. Tai gal pabandom, vis tiek reikės nuo kažko pradėti. O gal nieko nereikia? Gal visai nieko nereikia? Bijai? Aš ir bijau, ir pykstu, ir... Aš tiesiog bijau viską vėl pradėti iš naujo, kad vėl viskas nesugriūtų. Suprantu. Kodėl? Kas, kodėl čia klausimas toks? Nu jo, toks esminis klausimas. Kodėl dingai ir nieko apie save nepranešiai? Gerai. Negaliu sakyti, kad šito klausimo nesitikėjau. Ir ilgai repetavau ir galvojau, ką aš tau atsakysiu, bet va išgirdau ir vėl kaip pirmą kartą. Visų pirma, tai nebuvo mano sprendimas. Visų antra, man reikėjo sulaukti tinkamo momento, kad galėčiau sugrįžti. Ačiū, gerai, man dabar viskas aiškiau. Supratau. Tau ką rimtai, dabar viskas aišku. Tai aišku, kad ne. Aš nieko nesuprantu ir tada nieko nesupratau ir dabar nieko nesuprantu. Gerai, klausyk, aš tau pabandysiu pasakyti konkrečiai. Mane šovė. Ir ne vieną kartą. Bandė nužudyti. Tada kažkokiais būtais aš nusigavau iki pirmo pasitaikiusio vingime. Ten mane surado žmonės, kuriuos aš dabar galiu vadinti savo antrais tėvais. Jie mane ir išgelbėjo. Tada turėjau pabūt, kol atgavau fizinės ir emocinės jėgas. Štai ir sugrįžau. Aš nežinau, Lukai. Aš tikrai nieko nežinau. Bet kodėl tu net žinutės neparašei? Absoliučiai nieko. O tau neįdomu, kas į mane šovė? Bijau, kad aš žinau atsakymą. Ir jis mane gali galutinai sugniuždyti. Nu kur tas Valera, taigi sutarėm tiksliai. Jam nebūdinga vėluot. Su tokiais ratais greit nepaskubėsi. Va, šitas geras. Aha. Nu labai juokinga. Tai išvenkė dabar, kad prie Valeros tokių bajerį negirdėčiau. Nu va jau Valera. Einu pasitikti. Ir baikit su tais savo bajeriais. Blin, geras bairis. Kas jums? Nu jo, bet nepaėjo. Kaip ir Valera. Nu sveiks, Valera, jau maniau nebeatvažiuosi. Taugi nebūdinga vėluot. Labas. Nebūdinga man dar nevaikščiot. Nepyk, užsimaliau, žinai, kol išsiruošiau. Žinai, kas blogai nevaikštai. Reikia automatą vairuoti. Taip, tuo klausimu tu iškėtėjęs buvai. Tau, kad tik mechaniniai ir nieko daugiau. Nu, matai, jo gyvenimas kitokių pokštų iškrečia.
Tai klausau, vyrai. Ką jau sumastėt? Valera, tu žinai, kad versle kaip gamtoje ir istorijoje viskas vyksta ciklais. Tėvas vėl su savo filosofijom nuo Adomo ir Ievos pradės. Pakilė gerai, tegul pakalba, nori išgirsti. Iškyla vienos imperijos, kurios atrodė amžinos, o staiga ima ir sugriūna, ir kai kurios labai staigiai. Nepyk, Fredai, bet nelabai suprantu, ką turėjo omeny. Tikriausiai ne save tu nebegrupuoji, ne? Ne, pas mane viskas sąlyginai gerai. Neslėpsiu, ir buvo geresnių metų, bet aš nesiskundžiu, ne. Aš čia kalbu apie tavo mylimą pusbrolį. Henrika. Girdėjai, kas su juo nutiko? Girdėjau, kur čia negirdėsi. Neaišku, ar Fergizas išgyvens, o jeigu išgyvens, tai apie grįžimą į verslą negali būti jokios kalbos. Girdėjau ir tai. Jeigu Fergizo imperija lieka be valdymo, ir čia puikiai proga tavo atsimti iš savo mylimo pusbrolio tai, kas tau teisėtai priklauso. Tik nevadink, tu jau mano mylimų pusbrolių, gerai? Taigi čia ironiška. Tava net ironiškai nereikia. Matai, kokia alergiška tavo reakcija į tai. Bet iš tikrųjų, tau reikia atkeršyti jam dėl savęs paties. Tai, kad jam gyvenimas atkeršijo, jo sumautų pinigų man jau seniai nereikia. Tai ne apie tą kalbą. Reikia tau tų pinigų ar nereikia. Atsimeni, ką aš tau sakiau anksčiau. Gamtoj ir versle turi būti jėgų balansas. Jeigu Fergizo nebėra, tai nebėra pagrindo ir jo imperijai. Jo vaikai yra pagrindas. Tik puikiai žinai, jis neturi vaikų. Jis vis įsivaikinęs. Žinau. Bet esmės tai nekeičia. Nepyk, Fredai, bet man kol kas nepatinka tavo planas. Žinai, man toks įspūdis, kad po šitom visom gudriom filosofijom tu slėpi elementarų savo godumą ir turtų troškimą. Aš slėpiu godumą ir turtų troškimą? Aš to niekada ir neslėpiu. Bent jau atvirai su manim. Nu tai kaip, Valera? Galim pagalvot. Tik sutarkim, kad tu nustosi viską pateikinėti taip, tarytum man labiausiai šito reikia. Gerai, sutarim. Bet iš tikrųjų tai tau labiausiai šito reikia. Vėliau tu suprasi. Miestą vaikštam, aš galvojau, golfo laukuose kalbėsimės. Golfo, brangusis mano, yra tas pats pasivaikščiojimas. Skirtumas tik toks, kad golfą tau duoda lazdą ir liepia susimokėti nemažus pinigus. Tai ir viskas. Gerai supratau. Tai kokį reikalų, a? Klausyk. O šiaip savo taip. Negalim pasivaikščioti. Būtinai reikia turėti kokią nors reikalų. Žinant tave, tai tokiem bukiem pasivaikščiojimam po miestą to laiko nelabai turi. Matau, tu mane labai jau neblogai pažįsti. Klausyk. Aš turiu čia vieną tokį pamąstymą. Tu su Fergizo chebra lyg tai neblogai sutarė, ar ne? Ne, tikrai negeriau nei tu. Ne. Aš tik tai su jaunėliu. Mums su seniu Fergizu per kelią yra perbėgusios krūvos juodųjų kačių. Tai va, jam dabar infarktas, ar ne? Jis į savo biznį daugiau ko gero nebeįlys. Tai aš taip pamaščiau, būtų dabar labai gera proga sujungti, suvienyti mūsų jėgas. Taip, tu skaitai mano mintis, aš lygiai tą patį galvojau. Taigi reikia kažkaip atlaisvinti Gizą nuo tokių sunkių pareigų. Tik negalvojau, kad su tavim. Negalvojai? Ne. Aš turiu, matai, žinių, aš turiu žmonių, aš turiu idėjų. O tu turi idėjų, tu. Paskirstymo, ne lauką. Taip? Ta? Taip? Tai ką manai? Aš manau, kad čia yra labai dėmesio vertas pasiūlymas. Nu, tada pradedam veikti. Tvarka? Tai dėl detalių susitarsim, susiskambinsim, gerai? Gerai. Būk sveiki. Palauk, tai ką čia šiupo pasivaikščiojom, viskas? Taigi, klausyk, tu pats kaltas, nu. Jeigu būtume ne iš karto susitarę, jeigu dar būtume pasispyrėjęs,
Dar galėtume turbūt pasivaikščioti. Bet dabar, vaikščiok vienas, žinok sveika. Viso. Nekris protą likiau, kaip galėjau. Švis kaip tas gabas galėjo pabėgti iš ten. Ką? Tu čia tavo sesė viską padarė, supranti, ar ne? Šitą aš jau girdėjau, kur tu pas buvai tuo metu. Ir sakai, buvau nuėjęs nusnūst kelioms minutėms. Buvau nuėjęs nusnūst. Švis jisai dar gyvas. Tai pulsas yra, rakyk greičiau, ką tu padarei čia? Viskas nešam. Tai nešam greičiau. Kur nešam? Į tavo mašiną kur daugiau? O tai tu ką greitosios neiškvietei? Greitosios, tu kartūnas, tu kad nori, kad jie rastų peršto žmogų čia Gerai, viskas, nešam į mašiną. Labai atsargiai. Paimk tu jį. Imu nereik. Nepastebėjai, Rimukai, kad jinai tave taip labai gražiai aplink pirštą taip suka, kvinioja. Nepastebėjai? Ai, tai tu nori pasakyti, kad čia jinai Ei. galvoja viską? O tu nepastebėjai, kad moteris yra labai geros manipuliatorės, ką? Pastebėjau. Ačiū, dėka tavęs pastebėjau. Nereikia manęs dėl nesąmonių kaltinti. Gerai. Tai tu čia taip, ne prie ko? Ne prie ko. Kiekvienas galvoja pagal savo sugėdimo laipsnį. Tu galvą savo pasigydi gerai. Aš žinai, dėl manęs tu nieko gali nesigydyti. Tu nuo mūsų atstok. Ko tu nori? Tu pati nežinai, ko tu nori. Žinai, žiūrint pagal tai, kokias moteris rinkės, todėl, kad čia tu nežinai, ko tu nori. Davai, nereikia. Auskarus nereikia. atiduok ir aš einu. O Rimukai, tu būk atviras, ar tu tikrai nori, kad aš tik auskarus tau atiduočiau, ką? Rimukai. Geras. Nesitikėjau šito. Užskaitau. Tai ir aš moku žmonės stebinti. Rimukai, tai čia vagystė ką tik buvo. Tai tu policijai skundą parašyk. Atstok nuo mūsų. Ačiū. Nėra už ką. Važiuojam iš čia greičiau. Lengvai atidavė? Spaudžiu, ką tu nematai, taip viską dvigubai viršiju. Kas čia tas tavo 102 paspausk, sakau? Jeigu dar paspausiu, tai mes čia visi įsidėkšim. Nieko neįstėškim, nemiški batą, gerai? Žinai, jeigu toks šūsas, gerai pats už vairo Gal sėsti. ir galėjau, bet dabar nesikeis. Šūdas mentai. Kas? Nestojam, varyk Ką toliau. darom? Nestojam, sakau, varyk toliau. Šūdas, ką tu darai? Inspektorius Timinskas, vairuotojas, žinot, kiek jūs greitį viršė? Nežinau, pareigūnė užsigalvojau, gal kažkiek ir viršijau. O, matyti veidai. Pareigūnė ant galinės, nes mes turim sunkiai sužeistą žmogų, dvi šautinės žaizdos, mes vežam į ligonę, kiekviena minutė svarbi. Leiskit važiuot, prašau. Aš į policiją pats ateičiau, prisiduosiu. Jeigu ką jis buvęs policininkas. Čia Vitas Maručis? Maručis. Ok, varot paskui mane, neatsliekat, gerai?
Nu, tai pasakok, kaip ten viskas buvo. Apie kurį atvejį konkrečiai čia klausai? Nu jo, pas tave ne vienas toksai. Tai gal nuo pradžių, chronologiškai. Kodėl bėgai? Kas bagažiniai buvo? Nieko gero tai nebuvo. Vadinas kažkas blogo. Žmogus? Sakau, nieko gero. Vadinas blogas žmogus. Klausyk, kas Maručiui šitaip užturbino, a? Tu nesiparink, sakyk. Aš neneršiu. Aš grinai kaip draugelis klausiu. Maručis yra senas mano kolega. Kas jį šitaip? Tas pats, kas bagažiniai buvo. Žiūrėjau, man dabar net sąžinė graužia. Žinai, būtume tada suėmę, nieko panašaus nebūtų atsitikę. O tu ir Maručis... Praktiškai tėvas. Supratau. Na jo, jis toks. Nu, kas yra žinių? Vis dar operuoja. Sako, vidinis kuravimas. Maručis koma iš Švarcai. Neaišku, kaip čia bus. Kuo tu vardu, berniuk? Va čia didis Stepanas. Aš Maručis. Vytas Maručis. O tu kuo vardu? Švarcas. Nu, Švarcas tai Švarcas. Aš tavęs nepaliksiu. Tavęs niekada nepaliksiu. Švarcai, Nu, tu žinai, aš jau gal varysiu. jo, gerai. Ačiū tau. Pareigūnė, o kaip čia su ta bauda? Nesiparink. Lai būna tau įspėjimas. Gerai, aš irgi varysiu, man į tarnybą reikia. O dėl Maručio tu nesiparink. Jisai gajus kaip velnės, išsikapstys. Ačiū. Alio. Švarcai, klausyk, Maručiui niekaip neprisiskambino. Kokią valandą duodu, nekelia? Oskarai, yra blogų naujienų. Maručis komai. Komui sakai? Atrodo, kad pradėjo tvarkytis, tai nebėl užgeria. Gerai, pabandysiu rytoj surasti. Ne, tu nesupratai, tai prasme rimtoj komai. Ką, taip rimtai užgeria? Pamiršau tą alkoholį. Maručį 2 kartus peršovė, jis dabar reanimacijoje, iš vis neaišku, ar išgyvens. Kieno darbas?